Tai kiek, sakykime, rungtynių baigčiai lėmė ta pirma nesėkminga minutė? Daug lėmė, viską lėmė, nes kai vartininkas nepatikimai žaidžia, komandai iškart nėra pasitikėjimo ir pradėjom su -1 patirti. Tai blogai, prisimu kaltę, atsiprašau komandos ir ką darysi? Taip išeina, netikėtai ten taip pašauko kamuolys, varžovom nusipjovė ir į vartus. Bet tik po to buvo ir 1-1 ir atrodo žaidimo kontrolė, kaip ir buvot perėmę. Buvo, perėmėm nesėkmingų porą atakų, kažkaip bijom smūgiuoti vartus, mano galva reikėtų daugiau smūgiuoti, mažai lyg ir laikom kamuolį, bet nepavojingai. Nu ir jų daugiau fantastinis įvartis. Kaip ta situacija buvo, kai tą antrą įėjimą? Galva į kampą gynėjai nepažiūrėjo, centre žaidėja paliko vieną, nu čia jau negalėjau nieko padaryti. Šiaip buvo stipresni Gulbinai ar rezultatas nedėsningas? Rezultatas rodo, kad buvo stipresni, aš manau, kad jeigu būtų baigęs... O pagal žaidimą? Manau, kad lygis būtų teisingiau. O kaip, daug nervų kainavo rungtynės? Nu, manau, kad daug, gražus futbolas buvo, manau, kas žiūrėjo, nusivylė, nes nebuvo, kad tai vieni atakuoja, tai kiti atakuoja, manau. Gerai, kad gale pasisekė, kiek sakant, ne tai, kad gerai, nes mūsų aišku buvo nepralošti, bet kai laimėjom, tada jau, manau, ir dėl antros vietos, manau, mažiau klausimų čia lieka. Pačios rungtynės, jautėtės stipresni? Nesijautėm stipresni iš viso, manau, kad ten tai pirmam kėlinį, manau, kad pirmam kėlinį mes turėjom gal... Momentų daugiau vis tiek sukūrė. Daugiau momentų tokių, užbaigimui. Ne pagal žaidimą, bet tokių pavojingų. O antram kėlinį jie pradžią, manau, labai norėjo mus paimti ir tai pradėjo spausti. Po to momentus sustojo. Gerai, kad jis gerai baigėsi. Tas įvartis, jautėt, kad gali varžovų vartininkas paleisti? Vis tiek buvo prieš tai jau keletą epizodų. Tai jisai buvo ir pas mus, tas pats vartininkas irgi buvo porą kartų, nes labai minkšta žemė ir jeigu prieškė atšoko kamuolys, jau mes matėm, kai žaidėm su Karlsbergu, kas gali atsitikti. Tai pašokimas prieš vartininkai nulėmė visas varžybas. Dabar liko vienas finalas? Nu jo, liko vienas varžybas, aišku, Dineris dabar yra geroj padėti, sakant, jiem užtenka lygių. Bet 80 minučių turbūt... Nu, aš nemanau, kad jie ir ginsis, nes... Ne ta komanda visų pirma. Jo, ne ta komanda ir manau, jie nors vieną įvartį pelnė iš karto jau bus labai gerai. Ar šiandien Gulbinai buvo gimę po laimingą žvaigždę ar buvo stipresnė komanda? Ko gero, po stipresnė žvaigždė buvo gimus šiandieną. Po laimingą žvaigždę. Labai sunkios varžybos, aikštė ypatingai sunkiai, labai slidi, labai minkšta. Neturėjom keletas pagrindinės sudėties žaidėjų ir labai chaotišką žaidimą žaidėm, nesiklėjau visai. Atrodo, tas pirmas įmuštas įvartis nesuteikia tokio pranašumo, kokį galėtų suteikti. Tikrai taip. Galbūt atsipalaidavom, ne galbūt atsipalaidavom, bet ko gero per daug atsipalaidavom. Visų pirma, jų net vienų žaidėjų mažiau buvo pradžioje. Tas greitas įvartis, ko gero, atsipalaidavom, paskui jų atėjo vienas žmogus ir žaidėm. Ir nesugebėjot grįžti žaidimą. Ir tada prasileidom tiesiog įvartį. Iš vos neįmuštą įvarčio prasileidom savo į vartus įvartį ir tiesiog įsimušėm visai šviežiai iki galo. O ką turit omeny, įsimušėt įvartį? Turėjom ataką patys, galėjom ją užbaigti smūgių vartus. Vienas iš centrinių gynėjų atakavo, prarado kamuolį prie pat jų baudos aikštelės. Atsikirtom, kontrataka, gražiai atbėgo, išsipasavo, smūgis į vartus, įvartis 1-1. Šiaip kaip viskas baigės, laimingai turbūt? Viskas baigėsi laimingai, po skersinio smūgis galva, įvartis 2-1. Patenkinti iš vartę sunkia pergalė. Tai koks jausmas? Nusivylimo turbūt? Daug nusivylimas ir gaila. Net nežinau, ką pasakyti. Visų pirma, tai noriu padėkoti gal komandos draugam, kurie nesusirinko varžybas. Ačiū jiem. Gan patys matė. Kas matėsi iš šono, tai atrodė, kad apylygės rungtynės. Aš šiaip irgi norėjau pasakyti, net ir po kartelės, aišku, mes turim atsistoti, mes kitaip negalim, bet toks jausmas, kad jie nieko, man taip atrodė, nieko pavojingo jie nesukūrė. Tiesą sakant, pačioj rungtynių pradžioj prie 0-0 jų žaidėjai
žaidimas geriau atrodė? Ne, gali būti. Aš kalbu, kai mes vieno mažiau likom, ta prasme. O kol buvo 0-0, aš sakyčiau, gal apylygės, gal jie kažkiek geriau. Bet, kaip sakant, čia daug ką pakeitė tos kortelės. Nebuvom ne tai, kad pasiruošę, bet taip anksti, be jėgų visi veikia. Pervargot, ar ne? Jo, asmeniškai aš antrą kėlinio mačiau 17 minutę degę, aš jau nebegalėjau. Ir dauguma kitų turbūt taip pat. Taip, manau, kad taip. Bet kai laikas jau artėjo prie pabaigos, vis tiek turbūt